Šis ruduo Kelmės Žemaitės viešosios bibliotekos bei Tytuvėnų ir Gailių filialo mažiesiems skaitytojams buvo ypatingas. Juos aplankė dvi poetės. Spalio 14 dieną įvyko susitikimas su poete, žurnaliste bei leidėja Birute Lenktyte. Ji taip pat yra pažintinių mokomųjų knygelių autorė. Kelmės Aukuro 3 A klasės mokiniai ir Ąžuoliuko darželio mokyklos pirmokai perskaitė poetės eilėraščių, parodė autoriai piešinius, kuriais jie iliustravo poetės knygeles. Pėva žemuogių pilna, pasimatai mėgot gana, jei tingėsi kaip meška, pražiopsot gali bet ką. Viešnia papasakojo, kaip gimsta knygelės, kaip tapti rašytoju, pristatė savo leistus žurnaliukus Žirniukas, Baltoji pelytė, Tokučiai. Vaikams labai patiko mažieji tokučiai, Bututis, Gėlinutė, Ausius, kurie yra tokie maži, kad telpa delne. Bet tokučiai atlieka daug darbų, tvarko ir prižiūri namus, laisto gėles. Autorė vaikams, mokytojams ir bibliotekai padovanojo žurnalų bei knygelių. Lapkričio 9-ąją vaikus aplankė dar viena poetė, Zita Gaižauskaitė, kurios skambus ir nuotaikingi eilėraščiai išsklaidė lietų ir vaikučių veidai pražydo šypsenomis. Vaikai deklamavo Zitos Gaižauskaitės eilėraščius, o poetė savo posmais pasakojo, kaip atsiranda eilėraštukai, kaip galima prakalbinti varliuką, varną ar debesėlį, kaip basas po balas taškosi lietus. Vaikai aktyviai dalyvavo popietėje, drauge kūrė eilėraščius, uždavė daugybę klausimų, į kuriuos poetė dažniausiai atsakydavo eiliuotai. Kartu su poete vaikai dėkojo tėvynei ir mokytojams. Popietei pasibaigus mažieji skaitytojai galėjo įsigyti Zitos Gaižauskaitės knygelių ir gauti jos autografą. Šie susitikimai dalis edukacinio projekto Lietuvių autoriai vaikams, kurio pagrindinis rėmėjas yra Kultūros rėmimo fondas.